Paklausykite ištraukos iš Švento rašto. 1 Petro laiškas, 3 skyrius, 18 eilutė. Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą. Taigi, kam atėjo Kristus? Kam jis atėjo kentėti? Už ką jis atėjo kentėti? Šita eilutė mums aiškina, kad atėjo kentėti už nuodėmes. Klausimas, kieno nuodėmes? Ir mes žinom, kad Kristus buvo be nuodėmės, dangui nėra nuodėmės, bet atėjo į šią žemę. Šitoj žemė yra nuodėmė. Ir raštas sako, kad kiekvienas yra nusidėjęs. Ir kalba apie kiekvieną žmogų, už kiekvieno žmogaus nuodėmės. Sako, teisusis, Kristus teisusis, už neteisiuosius. Mūsų žmonės, kurie mes šitam žemiškiam kely taip dažnai suklystam. Ir kodėl jis atėjo? Kodėl jis tai padarė? Kokiu tikslu jis tai padarė? Kentėjo už tas mūsų nuodėmes, ant kryžiaus mirė. Sako, kad mus nuvestų pas Dievą. Taigi tikslas yra nuostabus, kad kiekvienas iš mūsų nepražūtume, bet nueitume pas Dievą. O kaip nueiti pas Dievą? Kaip nueiti? Reikia pasirinkti kelią. Jeigu mes liksim prie to, ko mes įpratę daryti savo nuodėmes, galbūt gyventi savo dėl savęs, ir čia yra šalia Kristaus meilė, į kurią mes nekreipsime dėmesio. Nors jis viską padarė, sako, kentėjo už mūsų nuodėmes, teisus už mus neteisius. Bet jeigu mes į tai nekreipsim dėmesio, ar mes nueisime pas Dievą? Ne, mes turim pasirinkti tą teisingą kelią, priimti tą Kristaus meilę ir sako, jis nuves mus pas Dievą. Reiškia, mes patys, kaip žmonės, mes negalim nueiti pas Dievą. Galim norėti nueiti, galim planuoti nueiti, galim sugalvoti kažkaip, kaip čia pagal mus atrodytų, ką reikia daryti. Bet jeigu mes nepriimsim Kristaus, mes nenueisim. Nes Kristus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas nenueina pas Tėvą kaip tik per mane. Taigi Kristus atėjo tam, kad mus nuvestų pas Dievą. Priimkim Kristų, eikim tuo keliu, pasitikėkim juo. Ir jeigu juo tikėsim, jis tikrai nuves pas Tėvą.